7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Eurolygos čempionai praėjusią savaitę Kaune buvo parklupdyti įspūdingiausių stiliumi. Todėl šiandien mes pasižiūrėsime, kaip kelios papildomos treniruočių dienos padėjo Žalgiriui pasiruošti tam mačui pačiu aukščiausiu lygiu. Žalgiris per pirmasis 15 minučių susikrovė 18 taškų persvarą dėka kelių įdomių Andrėją Trinkieri taktinių gudrybių, kurios padėjo ne tik Lonnie Walkeriui sukurti savaitės, o gal net ir sezono epizodą, bet ir iššauti Davidui Sirvydžiui pasinaudojus Panathinaikos silpnybėmis. Video pabaigoje taip pat pakalbėsime apie Aleno Smailagičiaus įtaką kauniečių žaidimui, kuri galbūt ne visada atsispindi statistikoje po rungtynių, bet buvo itin ryški ir vėl ketvirtajame kėlinyje. Po praėjusiame sezone iškovoto Eurolygos titulo šiais metais Panathinaikos kartais žaidžia NBA reguliariojo sezono stiliumi. Ką turiu omenyje? Pavyzdžiui, pirmose rungtynių pusėse energija būna ne per didžiausia. Žaidėjai galvoja labiau kaip įmesti į krepšį, mažai komandinių veiksmų, ypač gynyboje. Dažnai yra dalyvaujama tiesiog taškų lenktynėse pirmame antrame kėlinyje, kartais net ir krentama į duobę, o tada jau yra įjungiama aukštesnė pavara. Tikiu, kad galbūt ir Žalgiris to tikėjosi ir trenerių štabas akcentavo bandymus bausti varžovus už būtent tokią pasyvią energiją mačo pradžioje. Ir visas tas Žalgirio intensyvumas ir energijos pranašumas pradžioje buvo labiausiai jaučiamas kovoje dėl atšokusių kamuolių. Čia visiška klasika. Pirma rungtynių ataka ir derinys Menekui. Stegeris, pasas atgal ir tada Flair užtvara, po kurios Brady gauna gerą progą, tačiau nepataiko. Šiaip jau aukščiausius reitingus tiek puolime, tiek gynyboje turinti Pau komanda absoliučiai neatsitveria kauniečių, tiek Sirvydis, tiek Dunstonas yra pirmi prie kamulio. Galiausiai Pau leidžia pasiimti net ir antrą kamulį per pačią pirmo rungtynių ataką, o tai galiausiai virsta dviem lengvais Giedraičio taškais iš po krepšio, kadangi nieks iš graikų komandos nenori padaryti pražangos iki bonuso ir anksti sėsti ant suolo. Po viso šito buvo tas įspūdingas Lonnie Walkerio dėjimas, kurį, nežinau kaip jūs, bet aš tai atsisukau kokius mažiausiai 50 kartų nuo praėjusio penktadienio. Ir čia labai įdomi detalė, kaip vienas Trinkieri triukas ir kelios papildomos treniruotės padėjo jam įvykti. Derinys prasideda dviem užtvarom Lonnie, kad jis galėtų priimti kamuolį. Ta padaręs jis jį atiduoda Doviui, kuris čia turėtų žaisti pick and rollą su kylančiu Dunstonu. Toks įprastai šiame sezone buvo Žalgirio derinys prieš agresyvesnę varžovų pick and rollo gynybą, kurios metu varžovų aukštaūgis kyla iš baudos aikštelės. Čia matote tą derinį prieš kitas komandas. Panathinaikos su Matijasu Lesoru ginasi taip pat. Jis kyla į užtvaros lygį ar net aukščiau. Todėl čia matome tą pačią derinio pradžią, bet vietoje Dovio pick and rollų su Dunstonu siurprizas graikams. Greitas perdavimas Lonnie, Menekas staigiai kyla iš kampo ir atakuojamas Juančio, kuris dėl netikėtumo faktoriaus vėluoja stepautuoti, palieka tarpą and the rest is history. Pamatysime dar šitą derinį kiek vėliau, o dabar vienas įprastas derinys Lonnie Walkeriui, kuris yra Žalgirio schemose jau kelis metus. Handoffas su Dunstonu, kurį šiek tiek išmuša Pau gynybą, bet Walkeris viską pasiema į savo rankas ir parodo aukščiausią lygį. Crossoveris prieš vieną iš geriausių Eurolygos perimetrų gynėjų Grantą, kamuolio sugriebimas apsaugant jį nuo išmušimo iš Juančio, ilgi žingsniai ir Gortato užtvara baudos aikštelėje iš Dunstono palengvinanti visą užbaigimą Lonnie. Aukščiausia klasė IQ prasme dabar jau iš Dunstono ir visiškai identiški triukai, kuriuos matome Paryžiuje naudojant TJ Shortsui. Kiek vėliau dienos šviesą išvysta ir dar kitas Trinkieris sumanymas, kurio bent jau aš kol kas šiame sezone Žalgirio žaidime nemačiau. Vat jums ir net dviguba savaitė ir normalus 2 ar 3 dienų pasiruošimas mačui. Būtent tą po rungtynių akcentavo ir pats Andrėja Trinkieri ir keli kalbinti žaidėjai. Mitčelas žaidėjo pozicijoje, nors praėjusį mačą su Fenerbahče pabaigė vidurio puolėjo pozicijoje. Visiškas wildcardas yra metas, kurį tiesiog gali mesti į tą vietą, kurioje kažko trūksta, ir tai yra dar vienas jo universalumo įrodymas. Situacija iš ragų išsidėstymo ir 4 kampų pick and rollo metu Pau mėgsta padėti nuo šio žmogaus. Žinodami tai, Žalgiris siunčia Meneką statyti Flair užtvaros Walkeriui. Pau komunikacija streikuoja, Lezoras vėluoja, nes tikisi, kad Grantas išlys iš užtvaros be problemų. Jis to nepadaro, centras vėluoja, o pagalba iš silpnos pusės nebuvo rasta iš Panathinaikos pirmajame kėlinyje. Kaip ir kiekviename mače, jeigu kažkas pavyksta, greičiausiai Žalgiris darys tą patį dar
dar vieną kartą. Vėl tas pats derinys, bet šį kartą Pao jam jau pasiruošia ir Walkeris gauna kamuolį be didesnio pranašumo. Tačiau tai, ką matome dabar, yra absoliučiai aukščiausias lygis, prieš kurį viskas, ką gali padaryti gynėjas, yra melstis, kad žaidėjas su kamuoliu prames šį metimą. Sustojimas ant kairės kojos einant į kairę ir perėjimas į stepeką? Jo, aš vis dar nesuprantu, kaip Lonnie yra Eurolygoje ir kaip jis yra Kaune, nes čia yra turbūt vienas iš sunkiausių 1-prieš-1 judesių, kurie tik yra įmanomi. Norite dar šiek tiek Andrėja Trinkieri ir Žalgirio plano šioms rungtynėms magijos? Pao metant baudas, visi mato, kad Sirvydį dengia Nanas. O Kendrickas ir yra būtent tas graikų komandos žaidėjas, kuris kaip ir labiausiai pritingi gynyboje. Ką daro Žalgiris? Būtent derinys be kamuolio Sirvydžio tritaškiui. Ūlė priima kamuolį, ta pati situacija, kaip jau rodžiau 2 savaitės video su Paryžiumi ir Feneriu. Nanas didelio noro išbėgti iš užtvarų nerodo ir Sirvūcha pataiko. Tuomet puikios Žalgirio gynybos pavyzdys. Puikus stepautas iš Biručio priverčia Grantą rūpintis, kaip neprarasti kamuolio. Lonnie leidžiasi su Lesoro ir saugo greitą perdavimą į trumpą nusileidimą. Kamuolys suranda prancūzą, bet daug vėliau, o prie jo iškart 2 žmonės. Todėl nėra lengva surasti kertantį Papapetru. Žalgirio rotacijos neleidžia išmesti tritaškio, o Sirvydis su Ūle nuostabiai atlieka peel switchą, kuomet Sirvydis perima kamuolį, o žmogų praleidęs Ūle eina į kampą. Blogas metimas leidžia Žalgiriui bėgti, o ir Pao greito puolimo gynyba nežiba, nieks nestabdo kamuolio, žmonių išsirinkti iki galo greit nepavyksta, bet čia labiau Sirvis kaista ir smeigia dar vieną tritaškį. Pao prašo minutės pertraukėlės, o po jos dar vienas įdomus ir nemažą naudą atnešęs Trinkieri sprendimas. Vėl paleisti Sirvydį off-ball situacijoje, kadangi prie jo vis dar yra 2 pražangas turintis Nanas, kurio nenori keisti Pao vyr treneris. Ir kadangi Nanas tik ką gavo tritaškį, dabar jo aktyvumas gynyboje didesnis, bet ir peržengamos leistinos ribos. Jis užsidirba 3 pražangą, kuri jį išstūmė iš rungtynių gerioms 8 ar galbūt net 10 minučių. Aišku, aš vis dar nesuprantu, kaip jam pavyko išvengti tos kitos pražangos praktiškai visą mačą. Ir pirmam kėliniui einant į pabaigą dar vienas puikus gynybinis epizodas iš Žalgirio. Prie ispaniško Pao pick and rollo kauniečiai keičiasi ir po traumos sugrįžęs Smailagičius lieka su Sluku. Mobilus serbas išlaiko gynėją priešais save viso prasiveržimo metu. Arnas ateina improvizuotam dvigubinimui, kuris nesuteikia Slukui kitos opcijos kaip tik pasuoti į kampą ir jis suklysta. Gynyba leidžia bėgti į greitą puolimą ir čia Ulanovo tritaškis, o Žalgiris atrodo kardinaliai kita komanda per pirmasias 10 minučių, negu matėme per praėjusią 2 savaitę. Toliau antrojo kėlinio pradžia ir vėl tas pats patobulintas derinukas Lonnie Walkeriui. Pao jau atrodo, kad jį žino, bet ar tikrai ta nauja versija? Nes iš pradžių Kalaitzakis neleidžia priimti amerikiečiui kamulio, bet po to ir jis pats nusuko galvą, tikėdamasis, kad Silvenas Francisko žais 2-2, lieka pagalbos pozicijoje, o Ūlės užtvara jį prigauna labai ilgai. Pao dar kartą nesusitvarkė su savo gynyba be kamulio silpnojoje pusėje. Kiek vėliau užstrigusi kauniečio ataka, kurią bando gelbėti vėl tas pats Walkeris. Vykstant metimui iš toli, kaip visada pavyzdinė Žalgirio kova dėl kamuolių. 3 žaidėjai stumia Pao žmonės arčiau krepšio, mažindami jų šansus atsikovoti ilgą prametimą. Grantas čia išvis pameta Meneką, prie kurio turi šokti Mitoglu ir to pasiekoje Butkevičius turi laisvą metimą ir pelno dar 3 taškus. Antrojo kėlinio pradžioje pasimato privalumai su Mitchellu žaidžiant į žaidėjo pozicijoje. Po perdavimo nugarinė užtvara jam norint įvesti kamuolį arčiau krepšio prieš mažesnį Lorenzo Brauną. Bet kaip įprasta tokiose situacijose, iš pradžių Žalgiris kaip visada pabando sukurti kažką be kamuolio. 2 užtvaros Menekui išbėgti ir šį kartą pranašumo nėra, tačiau Mitchellas vis tiek yra aukštesnis už Lorenzo ir tą išnaudoja pelnydamas 2 taškus. Paprasta, bet efektyvu. Kitame klipe sprendžiant iš išsidėstymo Žalgiris vėl nori žaisti tą patį, bet Braunas taip spaudžia Mitchellą, kad šis tiesiog jį apeina, sutraukia dar 2 žmonės į baudos aikštelę ir būtent taip neplanuotai yra sukuriamas visiškai laisvas tritaškis Brady Menekui. Žalgiris jau pirmauja 18 taškų skirtumų, arena šėlsta, na, o jeigu jums patinka šis video, tai nepamirškite palaikinti ir prenumeruoti kanalą. Jau tuoj turėsime 20 000 prenumeratorių ir būtų labai smagu tą pasiekti jau po šio video. Tad ačiū jums labai. Aišku, Eurolygos čempionai nebūtų čempionais. Jie grįžo į šias rungtynes, pagerinę ir suintensyvinę gynybą,
Patemti Kendricko Nunno sunkių metimų ir Žalgiris pradėjo ketvirtąjį kėlinį neturėdamas praktiškai jokio pranašumo. Rungtynių inercija irgi atrodė graikų pusėje, bet tuomet savo svarbą Žalgiriui ir ypač ketvirtuose kėliniuose parodė po traumos sugrįžęs serbas Alinas Smailagičius. Bet prieš pažvelgiant į kelis klipus, šiek tiek pažangios statistikos. Bibliotics.com duomenimis, kuriuos galite pasižiūrėti ir jūs, serbas yra didžiausia teigiama įtaka kauniečių žaidimui darantis žaidėjas. Žalgiris yra 31 taškų per 100 atakų geresnis, kuomet jis yra aikštelėje negu tuomet, kai jo nėra. Žinoma, statistika gal šiek tiek iškreipta jo naudai, kadangi serbas žaidė laimėtame mače prieš PAO ir tame pergalingame Žalgirio sezono starte. Tačiau tuo pačiu jis žaidžia netiek jau ir daug, labai specialiuose atkarpose, pavyzdžiui, ketvirtajame kėlinyje. Todėl visgi galvoju, kad šią statistiką mes kaip ir galime imti už gryną pinigą. Ši ataka mano spėjimu prasideda nuo bandymo vėl žaisti tą patį derinį prieš step-out gynybą Tiksus ir Vydžių. Tačiau agresyvesni PAO išmuša Dovį iš vėžių, kamuolys nueina ne ten, kur turėtų ir nieko nesigauna. Žalgiris turi improvizuoti, bet ta kūryba vykdoma aukščiausių lygių. Dovis paruošia pick and rollą, Mitchellas išvalo kampą perbėgdamas į kitą pusę. Ir kuom šis kirtimas yra toks svarbus, kad man reikia jį akcentuoti? Dėl to, kad Smailagičius po užtvaros atšoka ir Walkeris dabar jau gali pasislinkti į Mitchello vietą kampe, todėl Gerantas Grantas negali užtrukti prie Smailagičiaus. Viso to pasiekoje Jurcevinas vėluoja sugrįžti, serbas jį įveikia ir nors čia jo sprendimas nemesti iš po krepšio mažiausiai kontroversiškas, 3 taškai vis geriau nei 2. Žinoma, kai tą metimą pataikai. Kitoje atakoje dar vienas Smailagičiaus atšokimas po užtvaros. Tik čia prieš tai Lonį užtvarą dar pastato Giedraitis, kuris po to kerta dėl panašaus principo kaip ir Mitchellas. Dovis dar ir užkertas Lukui kelią link Smailagičiaus pakilti, kuris yra vienintelis galintis padėti šioje situacijoje, kadangi Nanas kažkur skrajoja padebesise ir Alinas dėl to turi visiškai laisvą metimą. Va jums ir vieno iš brangiausių komandos žaidėjų įtaka ketvirtuose ir lemiamuose kėliniuose. Bet ir tai dar ne viskas. Iš karto po to vėl tik ką matytas derinys, tačiau šį kartą Grantas palieka kertantį Giedraitį ir prisaugo Smailagičių, o akimirkai laisvas likęs Dovis lieka nepastebėtas, kadangi šalia jo yra Juancho pasiruošęs blokuoti tą metimą iš po krepšio, jeigu ką. Bet kam iš viso to reikia, jeigu yra Lonnie Walkerio šou ir dar vienas aukščiausios lentynos metimas per Kendricką Nunną? Pasakiau jau ir podcast'e, pakartosiu ir čia. Nežiūrint į Eurolygos titulus, nežiūrint į sužaistus mačus, o imant tik atskirus žaidėjus, tarkim, Lonnie Walkerį, Kendricką Nunną, Mike'ą Jamesą. Walkeris yra geriausias perimetro žaidėjas Europoje. Nežinau, ar sutinkate su tuo ir jūs, todėl parašykite komentaruose, ką galvojate apie šitą mintį. Galiausiai mačo baigti smarkiai nulėmusi 2 atakų kombinacija ir kas būna, kai Žalgiris randa balansą tarp gynybos ir puolimo. Į Juancho slipą Žalgiris nesureaguoja, o Mitchellas puikiai atstovi prieš pagrindinį varžovų gynėją su kamuoliu pirmojo bandymo užpulti metu. Vėliau Smailagičius jau keičiasi ir Slukas nenori jo atakuoti, o siunčia kamuolį į vidų. Alinas eina dvigubinti, atletiškas ir vikrus Lonnie Walkeris reaguoja į šį perdavimą ir smaginasi greitoje atakoje, o Žalgiris grįžta į 2-ženklio pranašumo zoną. To pranašumo kauniečiai jau nebepaleido, o šioje lemiamo atkarpoje sakyčiau, kad Smailagičius buvo ne ką mažiau svarbus negu Lonnie Walkeris. Absoliučiai įspūdinga pergalė prieš Eurolygos čempionus, įrodanti, kad pasitreniravęs, sveikas ir su forma įgavusiu Lonnie Walkeriu Žalgiris bus rimtas iššūkis bet kuriai Eurolygos komandai. Na ir galiausiai, ką manote jūs? Kas jums labiausiai įstrigo iš šio mačo? Susirašom komentaruose, nepamirškite palaikinti video, prenumeruoti kanalą ir pasimatysime jau greitai kitame video. Ačiū, kad žiūrit, iki. 7bet lažybos, 7bet. 7bet lažybos, 7bet. 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.